ne vien tik tai tėvai moko vaikus ir ne vien tik tai iš tėvų vaikai mokosi, tai jeigu kažkas iš tėvų yra nelaimingas, tai kitas galbūt tėvas yra laimingesnis arba jaučiasi laimingesnis. Nors čia retas dalykas, jeigu viens šeimoje nelaimingas, tai kitas irgi kaip taisyklė bus nelaimingas, nes pirmas nelaimingas. Tai čia kaip ir normalu. Bet yra seneliai, kurie laimingesni, yra auklėtojai, mokytojai ar ten kažkokie draugai, kurių irgi vaikai visą laiką gali mokytis. Nu, tai yra toksai momentas. Ar tai yra būtina sąlyga, kad vaikai būtų laimingi ir tam reikia, kad tėvai būtų laimingi, tai būtų gerai. Ar tai yra 100%? Ne, nes mes esame visokie, vaikai irgi gimsta visokie su skirtingu temperamentu, jie skirtingai gali jaustis ir kai kurie gali tiesiog jau iš gimimo jausis prasčiau, tiesiog netokie laimingi, jiems reikės